Gerbiami konservatoriai, ar jūs neprisimenat, kieno iniciatyva buvo užslaptinti KGB agentai, NKVDistai, visi tie, kurie griovė Lietuvą? Taigi Vytauto Landsbergio iniciatyva. O gal jis pats save užslaptino? Tokiu būdu. Buvom 25 metam, ne, mažai, reikia 75 metam. Gal negalvoju, kad taip ilgai gyvens? Kas čia yra? Kodėl mes taip jais rūpinamės? Ar ne tie patys sovietmečių mane persekiojo? Dabar persekiojimas didesnis yra. Už kiekvienas žingsnis žengtas mano antikonstitucinis vis apkalta ir apkalta. Tai gal čia tie patys, tik pakeitė pavadinimą? Konservatoriai ir yra, kur mane persekioja. Ir ne tik mane, bet ir kitus, kurie mąsto kitaip, kurie sovietmečių buvo teisiami. Visuomenė kelia šitą klausimą. Įslaptinkime, ar yra nors viena šalis, kad savo budelius įslaptintų ir laikytų vertybę. Nėra. Nei Latvijai, nei Estai, nei Lenkai, nei Čekai, nei Vengrai, niekas. Visi įslaptino. Jūs įslaptinėt laikot kaip didžiausią vertybę. Ar negėda jums prieš visuomenę? Bijote jūs. Bijote, nes aš manau tikrai, jeigu būtų įslaptinta, labai nemažai rastume konservatorių ir aukštose pareigose buvusių KGBistų, NKVDistų ir kitokių tautos budelių. Vat net iš tos tribūnos kalbėjau. Net Seimo pirmininkė Čmilytė senelis, buvęs tankistas, atvažiavęs su tanku į Lietuvą, okupuoti Lietuvą, tėvas KGBistas, rezervistas. Taip, vaikai neatsako už tėvų klaidas, bet kada išdrįs ateis čia Seimo pirmininkė ir pasakys, aš nepritariu savo senelio ir tėvo padarytiem nusikaltimam Lietuvai. To nėra. Tai gal jinai pritaria. Ir nuo liberalų keliame kandidatė į prezidentus. Kaip tai yra? Kokioj Lietuvoje gyvena? Jinai šypsos, jinai patenkinta savo senelio darbais, savo tėvo darbais. Ir pažiūrėkit, kas vyksta Lietuvoje. Ir už tai šiandien toks visuomenėje didžiulis susipriešinimas, kiršimas, kurstimas. Ir tai daro konservatoriai. Griauna valstybę. Tyliai nuleidė galvas konservatoriai, o Čmilytė džiaugiasi. Turėkit politinės valios ir vieną kartą paimkim ir išviešinkim juos.